Gerai, tai laikom, kad jau didžioji dalis prisijungė, tai labai ačiū Jums už tai, kad prisijungėt prie mūsų webinaro. Gal, Monika, Jūs prisistatykite save ir tada aš prisistatysiu save ir mes tada galėsim startuoti. Tai dėkui Tomai už šio webinaro organizavimą ir labai smagu čia būti. Mano vardas Monika Belben, atstovauju LHH Baltijos šalyse ir veikiame ties darbuotojų pokyčio konsultacijomis karjeroje ir padedame organizacijoms pereiti per pokyčius, kai tai liečia darbuotojų atleidimą. Tai bus labai smagu pakalbėti šią temą šiek tiek plačiau, kadangi tai yra aktuali tema vis didesniam ratui įmonių ir galim pradėti tada. Tai ačiū, Monika. Tai aš esu darbo teisės advokatas. Mes šiandien su Monika turim tokį bendrą projektą. Aš pakalbėsiu iš teisinės pusės, kas liečia atleidimus ir darbdavio reputaciją, kaip suvaldyti tuos atleidimus, o Monika jau pristatė, pakalbės, kaip pagerinti tą pagalbą darbuotojui, kuris palieka organizaciją ir likti draugiškose santykiuose. Tai aš taip pagalvojau, rengdamas šitam webinarui, kaip galima būtų suskirstyti atleidimo pagrindus ne pagal darbo kodeksą, tai tais atvejais, kai darbdavys nori, kad darbuotojas paliktų organizaciją, kai darbuotojas nori palikti organizaciją ir manipuliacinis. Tai manipuliacinis čia vadinčiau iš teisinės pusės, kada, pavyzdžiui, darbdavys nori, kad darbuotojas paliktų organizaciją, bet tai padaro, kad darbuotojas ir išreikštų iniciatyvą. Arba atvirkščiai, kada darbuotojas nori palikti organizaciją, bet taip elgiasi, kad darbdavys jam pasiūlyti išeiti iš darbo. Tai jeigu, sakykime, mane, kokie čia galėtų būti praktiniai pavyzdžiai, tai sakykime, mane darbdavys pradeda spausti darbuotoją, kad darbuotojas sako, gal jau man geriau palikti. Arba darbuotojas pradeda nebedirbti, kada ateina darbdavys ir sako, klausyk, gal jau tu palik mūsų organizaciją. Tai prie manipuliacinių, aišku, jeigu tas kažkiek tai išaiškėja, tai aš vėlgi, kalbant per šios dienos prizmę ir liečiant reputaciją, vis tiek nustačius, kad vyksta manipuliacija, tikrai ta reputacija tiek darbdavio, tiek darbuotojo priklausomai nuo to, kas labiau piknaudžiauja, šiuo atveju reiškia nekenčia ir mano gal praktika yra tokia, kad kada peržengiamos tos ribos, paprastai būna po to labai sunku ir kalbėtis. Ir tada kitas pjūvis, kurį aš čia taip sudėjau dėl atleidimo pagrindų, tai galėtų būti draugiški, neutralūs ir konfliktiški. Tai turbūt neutralūs yra tie, kada, kaip sakyt, mes kaip suaugę asmenys sugebam adekvačiai, sakykime, suprasti, kad darbas yra neamžinas dalykas, kad galbūt gali būti padarytos klaidos ir iš vienų, iš kitų, galim jausti gal kažkokį tai nepasitenkinimą vienas kitų, bet kažkaip taip liekam tose dalykiškumo ribose. Draugiški čia turbūt rečiau pasitaikantis, bet irgi būna, kai šalis pajaučia, kad reikia keisti organizaciją, abi pusės mato, kad tas pokytis išeitų į naudą ir kažkuria prasme labai, taip kaip sakyt, net tuo žingsniu, ne tai, kad džiaugiasi, bet laiko, kad tai yra judėjimas į priekį ir yra konfliktiški. Tai iš vakar bylos galiu pasidalinti, kada darbuotojas atleistas pradirbęs virš 30 metų už drausmės pažeidimus ir jisai sako, kad aš tiesiog apskritai nebegaliu daugiau bendrauti normaliai, grįžtu namo ir labai išgyvenu. Tai čia tie dalykai yra turbūt konfliktiški. Tai mūsų tikslas pakalbėti, kad kaip tada atsiliepia tai darbdavio reputacija, jeigu ne taip žmogus jaučiasi, tai labai sunku turbūt rasti tą kompromisą, vadinasi, pats kelias atleidimo nebuvo labai sklandus, arba aišku būna ir tai, kad šalis neadekvačiai vertina savo situacijas. Tada dar tokį pjūvį galėčiau paimti apie atleidimus kalbant, kaip galima vėlgi tokias dvi grupės suskirstyti darbdavius, Tai atsakant į tokią klausimą, kokia pas mus atleidimų kultūra. Ir tikrai yra organizacijų, kurios sako taip,
mes esam linkę visada susitarti, mes suprantam, kad mums kažkiek reikės susimokėti, dažniausiai susimokame, bala nematė, sutaupome energijos ir savo gerą vardą į ateitį ir taip išsprendžiame ginčą. Arba kita grupė, reiškia, ne, darbdavių, kurie taip sako, ne, jeigu blogai darbuotojai dirba ir vis tiek iškyla tas klausimas arba tie cheminiai dalykai, ne, reikia skirtis, tai ateina ir sako, mes nenorime kurti precedento. Čia turime dažnai omeny tai, kad jeigu tikrai neperformina darbuotojas, prastėjo darbo rezultatai arba tikrai nesutampa jo vertybės su organizacijos vertybėm, kad jeigu mes tokiam darbuotojui išmokėsim pinigų, tai bus sukurtas blogas precedentas. Tai aš, kai išgirstu kaip teisininkas šitą lūkestį nenorime kurti precedento, jisai visiškai, man atrodo, adekvatus, nes blogai dirbantis darbuotojai neturėtų dirbti, ne, arba kurių vertybės nesutampa, bet tada aš sakau, žiūrėkit, jeigu jūs nenorit kurti precedento, kad neliktų darbuotojų ir nieko nenorit mokėti, tai tada yra klausimas, kiek jūs esate padarę namų darbus. O čia jau tada labai individualiai būna, nes iš principo, jeigu yra gerai padaryti namų darbai, ir aš iliustruosiu, kas yra geras namų darbų padarimas, kalbėdamas per atskirus atleidimo pagrindus, tai tada tikrai galima toj vietoj išlikti darbdavio oriam, nedaryti nuolaidų ir kažkuria prasme nesukurti to precedento, kad darbuotojas, kuris buvo netinkamas organizacijai, dar išsiderėjo kažkokius tai, sakykime, ne didelius pinigus. Tada, jeigu taip žiūrėti per ginčus Lietuvoje, tai ar ginčų daugėja ir kiek reputacija susijusi su ginčų turėjimu. Tai mes matome, kad kartais darbdaviai taip vertina, kad žiūrėkit, o tas darbuotojas yra turėjęs ginčą, arba kita vertus, ne kalbant iš darbuotojų pusės, kad reputacija susikuriama tokia, kad su šito darbdaviu lengva nebus, jisai yra linkęs, sakykime, neginčytis. Ir matom, kad ir klientai pagal kultūrą, vieni yra daugiau linkę į ginčus, kiti nėra linkę į ginčus, bet suprantam, kad jeigu yra teisminis ginčas, dažnai jis yra konfliktiškas ir tada šalių pasitikėjimas viena kita tikrai nėra labai aukštas ir ta reputacija aišku, kenčia. Darbdavys paprastai nėra gerai atsiliepiantis apie darbuotoją ir atvirkščiai darbuotojas nėra labai gerai atsiliepiantis apie darbdavį. Ir dar turim, aišku, tokį dalyką, kad kartais tos bylos būna, kada vadovai yra atšaukinėjami iš pareigų arba šiaip žinomi žmonės ar aukštas pareigas, arba šiaip turintis socialinę įtaką, netgi galim sakyti, tokia kategorija atsirado mūsų darbe kaip influencerių atleidimai, reiškia, kad jeigu darbuotojas šalia savo darbo pareigų dar turi kažkokią tai socialiniai medijai susikūręs reputaciją, tai irgi kartais galima pavertinti, kaip tai gali atsiliepti, reiškia, jeigu tas darbo ginčas nukeliaus, reiškia, į viešumą. Tai tos dalykus reikia įvertinti ir galbūt čia, kaip sakyt, kartais tas teisminis ginčas, net jeigu atrodo šansai neblogi, gali atnešti kažkokią didesnę reputacinę žalą, gal jį verta uždarinėti tiesiog kažkaip tai taikiai. Tai va čia ta statistika, kurią aš įdėjau, tai darbo ginčų Lietuvoje daugėja, algos didėja metai iš metų, bet ginčai irgi didėja, tai reiškia, kad veikia darbo ginčų institutas, žmonės gaudami net ir aukštas išeitinės, tarkim 59 straipsnis su 6 algom, dar kiekvienas labai mėgsta dar pasibilinėti. Tai skamba taip, gavau 6 algas, kodėl dar man nepabandžius dar pasiginčyti šitoj vietoj. Tai va ir žinoma, kad ta kryptis ginčų reikalavimų didėja, kad atsiranda dažnai reikalavimas atlyginti neturtinę žalą. Ir aš tada keliu klausimą, jeigu mes kalbam per šitos dienos prizmę, darbdavio, sakykime, reputacija ir darbuotojo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo, tai suprantam, kad neturtinės žalos atlyginimo reikalavimas yra dažnai susijęs su kažkokia tai darbdavio neteisėta veika, kuri kėsinamas į darbuotojo garbę ir orumą. Vadinasi, su juo buvo elgiamasi nepagarbiai, jisai buvo žeminamas, jis kažkaip buvo skaudinamas,
tai šitie dalykai yra labai jautrus, tai ką mes galėtumėm pasakyti, didėja ginčių, kur atsiranda reikalavimas neturtinės žalos atlyginimas ir čia yra du būdai, arba, reiškia, mes tapom tiesiog labiau raštingesni, labiau suprantama, kas tas yra psichologinis smurtas, kita vertus mes turim daugiau drąsos, galbūt kita vertus mes pervertinam save, bet faktas, kad tas reputacijos klausimas yra dažnai dabar keliamas ir jeigu skamba byloje motyvas, kad va žiūrėkit, man buvo taikomas psichologinis spaudimas, man išeinant iš darbo, tai jeigu taip tas ginčas nueina į viešumą, tai gali daryti įtaką tiek esamiem kolegom, tiek gali būti daryti būsimiem darbuotojam, jeigu tas ginčas, reiškia, nuskambėtų. Tai kalbant apie tai, kas laimės bylą, tai va čia atsakymas po darbo teisės konferencijos labai gražiai kolega teisėjas Marius Bartninkas pasakė į tą klausimą, tai kas laimės bylą, pasakė, laimės bylą tas, kas įrodys. Tai žiūrėkit, yra viskas paprasčiau, kai mes nueinam į teismą, jeigu vyksta dėrybos tarp darbdavio ir darbuotojo, gali būti emocijų, bet jeigu iš tikrųjų vyko atleidimas, tada mes truputį numeskim tas emocijas ir eikim įrodinėti. Ir čia tada keletas įžvalgų jum yra, sakykime, kaip veikia tas įrodinėjimas ir ką atleidimo atveju svarbu akcentuoti. Tai aš atkreipsiu dėmesį, kad turbūt atleidimo bylos visą laiką yra vienos iš sudėtingiausių ir daugiausia šansų, kad tu ten pateksi į ginčą, nes jeigu nėra šalių susitarimo, tai dažniausiai šalis atleista darbuotojas svarsto, ar jam keliauti ar nekeliauti, ypač kai darbo ginčų komisijos taip lengvai priima tuos ginčus, jie greit sprendžiami ir pralošus bylą man nereikia atlyginti bylinėjimosi išlaidų. Tai dabar kas svarbu, jeigu taip žiūrint darbdaviam, nes kitą klausimą, kurį aš ten keliu, tai jeigu aš ginčiausi ir pralošiau bylą, tai čia mano reputacija kaip atrodo, nes dažnai būna, ką aš girdžiu iš darbdavių, kad jeigu vienas darbuotojas pradeda ginčyti su darbdaviu, tai visi kiti laukia ir žiūri, kuo čia baigsis, Tai jeigu tas ginčas baigėsi darbuotojo pergalė, kažkuria prasme nukenčia darbdavio galbūt įtaka, galbūt reputacija toj vietoj. Tai kas dabar svarbu, kad įrodyti tą atleidimą, kad jis buvo teisėtas, tai pirma įrodinėjimo našta tenka, reiškia, darbdaviui ir čia jokia nenaujiena, bet tiesiog darbdavys čia turi rūpintis tuo atleidimo pagrindu ir įrodyti visas sąlygas pagal kiekvieną atleidimo pagrindą. Taip tiesiog pasakysiu pagal specifiką, atsakant į tą antrą klausimą, koks yra įrodinėjimo standartas, tai kiekvienas darbo kodekso straipsnis, apie kurį mes kalbėsim, darbdavio iniciatyva nesant kaltės, esant darbuotojo kaltei, darbdavio valia, tai visur yra labai aiškios teisminės praktikos nubrėžtos ribos apie tą įrodinėjimo, sakykime, nestandartą. Ką man reikia įrodyti, kad tikėtina, kad aš, sakykime, laimėčiau bylą. Tai vat kaip pavyzdys galėtų būti toks įrodinėjimo standartas kažkiek yra žemesnis, kalbant apie nesąžiningos konkurencijos bylas, kur jeigu darbuotojas išeina, pervilioja į savo naują darbdavį klientus, tada atsiranda tų daugiau netiesioginių įrodymų, sakykime, bylos. Jeigu mes, reiškia, kalbam apie neturtinę žalą, tai didesnė tikimybė, kad bus priteista didesnė žala, jeigu darbuotojas pasikreips į gydytoją ir rodys, kad jis iš tikrųjų susirgo, kad jisai serga kažkokia ar tam tikra depresija arba išgyvenimais, kas jis vartoja vaistus ir panašiai. Tai ką norėjau čia atkreipti dėmesį, kad dar kai mes turime atskirą atleidimo pagrindą, mes turim skirtingą įrodinėjimo standartą. Tai reiškia, kad man skirtingai reikia stengtis priklausomai nuo to, kokį aš pagrindą taikau. Ir dar kaip vienas pavyzdys jums būtų, kad lengviau būtų suprasti. Tai tarkim toks, jeigu aš atleidinėjau darbdavio valia už pažeidimus, susimoku 6, tai man įrodinėjimo standartas yra labai žemas toj vietoj, darbuotojo padaryti pažeidimai, užtenka juos, sakykime, konstatuoti, kad aš tikrai laimėčiau bylą dėl to 59 straipsnio, bet aš išmoku tada išeitinės. Bet jeigu aš sakau, kad darbuotojas padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, tai tada man reikia tikrai įrodyti, kad
o kaip anksčiau darbuotojas dirbo, ar čia nepaskubėjo darbdavys, ar čia buvo proporcinga, nes dažnai teismai sako, jo, tai čia pažeidimas buvo, bet darbdavio reakcija buvo neadekvati. Tai skiriasi įrodinėjimo standartas. Tai koks yra čia dabar išvada po šitų dviejų aptarimų, kad visą laiką reikia žiūrėti, kas ką turi rodyti ir tada kiek turi rodyti. Jeigu mes kalbėtume, o darbuotojas kada nors ką nors turi įrodyti, tai ir darbuotojas būna, kad turi įrodyti. Bet, pavyzdžiui, darbuotojas turi įrodyti, kad jisai patyrė, tarkim, neturtinę žalą, jeigu kalbam apie šitą dalyką. Jisai turi rodyti savo sveikatos pakenkimą. Jeigu jisai netvyko į darbą visą darbo dieną, jisai turi rodyti, kad tai buvo atskiros svarbios priežastys, dėl ko jis negalėjo. Jeigu jam buvo perduotas turtas ir jis jį pradangino, jisai turi įrodyti, kur tas turtas dingo, reiškia, ne jisai kaltas dėl jo ar nekaltas. Tai įrodinėjimo našta pasiskirsto priklausomai nuo specifikos. Tada ką vėlgi akcentuoja, reiškia, ne teismai, kad iš vienos pusės reikia laikytis tų formalumų, iš kitos pusės yra labai svarbu faktinis elgesys, ne. Ir čia turbūt tas klasikinis pavyzdys, kiek man ten reikia, kai darbuotojas padaro pažeidimą, reikalauti jo pasiaiškinimo, ne. Tai nors kodeksas formaliai sako, kad, žiūrėkit, reikia pareikalauti pasiaiškinimo, tačiau jeigu iš tikrųjų buvo padarytas pažeidimas, aš esu įsitikinęs ir turiu begalį įrodymų, kad darbuotojas buvo kaltas, aš galėčiau šiuo atveju nesilaikyti tų kodekso formalių reikalavimų. Arba kitas dalykas, kas dabar labai išplaukia, tai yra, kad ir koks patarimas yra, kad realybė sutaptų su dokumentais, kuriuos mes naudojam, ne. Tai va čia yra ta klasika, kada man pasakyta darbė būti 8, bet aš ateinu 9. Ir tai tęsiasi metai iš metų, o vieną dieną man sako, Tomai, rašyk pasiaiškinę, kodėl tu šiandien atėjai į darbą 9. Tai kas įvyko? Forma, tai yra taisyklėse parašyta, turi būti 8, elgesys nukrypo į tai, kad pasidarė bendras standartas 9, vadinasi, mes šitoj vietoj turim suvienodyti. Ir kaip grįžti į pradžią, tai reikia tiesiog priminti, kad žiūrėkit, labą dieną, nuo pirmadienio vėl pradedam vaikščioti visi darbą nuo 8. Tai labai gerai, kad, reiškia, ne tie dalykai, sakykim, sutaptų. Akcentas, koks yra į bendradarbiavimo pareigą, sakykime, mane, ir va čia gal ką akcentuoja ir teismai, kad jeigu įvyksta tas ginčas, tai turim mes bendradarbiauti. Ir įsivaizduokim, apie tą reputaciją ir apie kokį, net ir tą ėjimą į nutraukimą šalių susitarimų. Tai vėlgi bendradarbiavimo pareiga yra kokia, kad aš turėčiau laiku įspėti, kad ketinu nutraukti, turėčiau įvardinti priežastis, jeigu manęs laukia. Darbuotojas iš savo pusės neturėtų vilkinti tų dalykų, laikytis tokio nesąžiningumo. Jeigu yra klausimas apie apsikeitimo dokumentais, tai aš turėčiau vykdyti tą pareigą. Tai kas yra nebendradarbiavimo pareiga, jeigu taip apsukti, tai nebendradarbiavimo pareiga yra tokia. Aš jums išsiunčiu mailą, labą dieną, Monika, norėčiau jums pasiūlyti nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, o jūs tylite. Tylite ir nieko nesakote, ne? Tai va čia jau yra nebendradarbiavimo pareigos pavyzdys, kada mes iškreipiam tą komunikaciją. Aš visą laiką sakau, žiūrėkit, mum, reiškia, kas jūs bebūtumėt, ar darbuotojas, ar darbdavys, mum, jeigu nukeliaus ginčas, reiškia, ne į teismą, mes turim atrodyti kaip bendradarbiaujanti šalis, kaip sąžininga šalis. Niekur mes nepabėgsim vienas nuo kito, ne? Jeigu jau jum įteiktas tas pranešimas, tai jūs jį gausit vienaip ar kitaip, ne? Ir jeigu susikūrėme tokią reputaciją, kad bandoma išsisukinėti kažkaip, ne? Kad anksčiau aš gaudavau mailus, o dabar staiga jų nebegaunu, anksčiau aš keldavau ragelį, dabar jo nebekeliu, sakykime, ne? Taip, lygiai tais pat su tuo sirgimu, ne? Kur niekas nežino, kaip išspręsti šito klausimo, ne? Kai atsiranda įtampos, darbuotojas pasiima nedarbingumą ir toksai lieka toksai kažkiek kartelis toj byloj, ar čia nėra kažkoks piknaudžiavimas. Tada į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad turi būti objektyvumas. Ateina ir sako, žiūrėkit, norim atleisti, reiškia, darbuotoją, bet to darbuotojo pažeidimai susiję ir su kito darbuotojo pažeidimais. Tai mes turim traktuoti juos vienodai, turim ir vieno ir kito klausti, ne, ką tu čia padarei, yra tavo kaltė, nėra.
tasai diferencijavimas, ne, ir skirtingi standartai veda mus į neobjektyvumo turėjimą. Kitas objektyvumo pavyzdys yra, aš negaliu neatsakyti, jeigu manęs klausia, kodėl mane perkeli iš miesto A į miestą B dirbti, kodėl tu nori atimti, reiškia, iš manęs automobilį, kai vyko tarp mūsų ginčas, ne. Visur turi priežastis būti, kodėl tu nori pakeisti mano kintamos dalies mokėjimo, reiškia, ne principus. Tai kas atsitiko? Objektyvumas, ir dar tokia bendroji, sakykime, pastaba, kad tas procedūrinis tikslumas, ne. Tai vis dėlto, jeigu mes nusikeltume į teismus, teismai mėgsta tą procedūrinį tikslumą, tai yra, jeigu tu sakai pažeidimas, tai pasakyk, koks punktas, kokių pareigybinių nuostatų buvo pažeistas, ne. Jeigu tu eini į drausmės procedūrą, tai būk geras, tu laikykis tos drausmės procedūros. Jeigu tu nustatei rezultatų gerinimo planą, tai būk mielas, vadovaukis taip, kaip numatytas kodekse tasai rezultatų gerinimo planas. Tai čia, kalbant dabar, neišskiriant atskiro atleidimo pagrindo, yra šitie 6 principai, kurie mes sakom, čia yra mūsų namų darbai, mes eidami į kiekvieną atleidimą turime pasiruošti ir pagalvoti apie kiekvieną iš jų, kaip mūsų ginče kiekvienas iš šitų aspektų bus taikomas ir tada pasirinkti tinkamą elgesio variantą. Tai namų darbai yra labai svarbi ir mes iš to, kaip sakyti, kada įsijungia teisininkas, labai mato, ar buvo ta improvizacija tinkama iš darbdavio pusės, ar darbuotojo, ar netinkama. Ir kada užsiemi tom improvizacijom, tai žinot, kai pats pradėtum save gydyti, dažnai gali nepataikyti šitoje vietoje, ne? Tai kaip sakoma, kas laimės bylą, jei įrodymai 50/50 atleidimo, tai koks atsakymas turėtų būti? Atsakymas turėtų būti, kad laimės bylą, reiškia, tas, kam nėra įrodinėjimo pareigos. Tai jeigu darbdaviui dažniausiai yra įrodinėjimo pareiga, tai ant 50/50 ko gero turėtų pralošti bylą ir tada, kaip minėjau anksčiau, aš keliu tą klausimą, o kokia tada reputacija po praloštos bylos? Na ne, tai irgi reiktų šitoj vietoje įsivertinti, kaip tai atrodys ir kokią žinutę darbuotojams, kokią žinutę būsimiem darbdaviam, kokią žinutę bendrai galbūt viešoje erdvėje reputacijai. Kitas klausimas, kokia reputacija einant į teisminį ginčą. Ir čia vėlgi yra labai svarbu, jeigu aš, pavyzdžiui, kartais kalbuosi su aukštesnio lygio vadovais, kurie galvoja eiti ginčą ar neiti ginčą. Tai jie dažnai sako, jeigu aš eisiu ginčą, čia irgi nerimtai atrodys. Aš kitų savo verslo kolegų akise atrodysiu kaip kažkoks neadekvatus ar konfliktiškas, tai gal reiškia tiek to, nes čia susigadinsiu savo reputaciją. Tai labai geras kampas šito mūsų webinaro tas, kad mes dar turėtume visą laiką pažiūrėti, o kiek žmogui svarbi jo reputacija, ir kaip jis vertina tą reputaciją. Ir čia yra vėlgi vienas iš dalykų, kaip parinkti tinkamą strategiją. Tai kaip padidinti šansus laimėti, tai po darbo teisės konferencijos aš irgi susirašiau tokius dalykus, kaip padidinti šansus laimėti, Tai kaip bebūtų liūdna, vis tiek žinutė mums siunčia kokį. Ar turit jūs dokumentus, sureglamentuojant pareigas, nes atsakomybė tiek drausminė, tiek turtinė eina tada, kai aš galiu aiškiai pasakyti, kokia darbuotojo pareiga buvo pažeista. Ar turite procesą? Ir pareiginių nuostatų ir lokalių tvarkų neužtenka, nes mums reikia proceso. Tai kitaip sakant, jeigu aš esu advokatas ir aš kontoroje dirbu, pavyzdžiui, su Neda, kuri rūpinasi komunikacija, tai nei mano pareiginiai nuostatai, nei Nedos nebus parašyta, kaip mes vienas su kitu komunikuojam. Čia yra procesas, kaip turėtų vaikščioti informacija. Tai reikia žiūrėti daug, sakykime, ne plačiau. Kitas klausimas, ar žino darbuotojai ir ar galite įrodyti, kad jie žino. Nes aš galiu vaikščioti į darbą 8:30, bet nežinoti, kad darbas prasideda 8:30 ir aš sakysiu, aš nebuvau supažindintas, aš tiesiog taip elgiausi, nes man taip patogu buvo. Ne? Tai va čia labai dažnai mes susidurėm, kad jeigu keliamos atsakomybės klausimai, tai tas žinojimas yra viena, atrodo, kad žmogus daug metų dirba, bet priklausomai vėlgi nuo bylos įrodinėjimo standarto kartais būtinas parašas. Pavyzdžiui, saugos darbe bylose, kur įvyksta nelaimingai atsitikimai. Pasakyti, kad jisai žinojo,
tai nieko nereiškia. Tu privalai rodyti, kad jis buvo supažindintas ir tas standartas yra labai labai aukštai šiuo atveju, reiškia, neužkeltas. Kitas dalykas, kaip minėjau, ar tai veikia praktikoje, tai ir tos dalykus, kurie mes apsirašę, ar mes galim pasakyti, jo, žiūrėkit, mes mokėjom premiją pagal tokius kriterijus ir tas buvo metus laiko. Todėl darbuotojas kuo puikiausiai žinojo, kaip jiem apskaičiuojama kintama dalis, sakykime. Nu ir dar įdėjau vieną klausimą, kuris irgi labai yra svarbus ginčiuose ir jų prevencijai ir reputacijai, tai ar mylite darbuotojus. Tai ten, kur būna daugiau meilės, būna daugiau susitarimo, mažiau pakenkimo reputacijai, tai tie dalykai, kaip mes ateinam į tą ginčą, jeigu jisai iškilo ir kaip mes komunikuojam, tai irgi labai svarbu. Aš manau, kad viena iš tokių dažnesnių klaidų būna, kad mes labai norim greitai viską išspręsti ir norėdami greitai išspręsti, kartais linkstam į tokio spaudimo reiškia fazę. Tai vat greitis ir spaudimas, man atrodo, nėra tie dalykai, kurie padeda konstruktyviai spręsti ginčius. Dar galėčiau pasakyti porą dar kampų, kalbant apie atleidimus, tai tokie du dalykai. Tai darbuotojų požiūris. Kiek darbuotojų požiūris yra svarbus sprendžiant atleidimo situaciją. Tai va čia gal ta byla, kur teismas akcentuoja, kad jeigu tu išsakai darbuotojui grįžtamąjį ryšį ir jisai neadekvačiai jį reaguoja, ginasi, tai yra pagrindas darbdaviui suabejoti tokių darbuotojų, ir pritaikyti vieną ar kitą atleidimo pagrindą. Arba atleidimo darbdavio valia šiuo atveju, arba 58 už pažeidimus. Jeigu tu padarai pažeidimą ir tau liepia pasiaiškinti ir tu išsisukinėjai, tai didina, reiškia, riziką, kad tavim praras pasitikėjimą. Bet jeigu tu sakai, aš atsiprašau, aš suklydau, aš paskubėjau, aš pasitaisysiu, aš ištaisysiu žalą, eini į geranoriškumą, greit reaguoji, bet tada sudėtingesnė situacija kartais yra darbdaviui, ką daryti su tokiu darbuotoju, kuris gailisi nuoširdžiai, siūlo žalos atlyginimą ir dėti maksimalias pastangas. Tai čia žinutė, kad reikia tikrinti darbuotojų požiūrių, kada mes kalbam apie atleidimus, nes iš to galime mes turėti iš darbdavio pusės kalbant įrodymų, kurie yra palankus tam, kad įrodyti atleidimo priežastis. Ir čia gali būti net prie 57 pritaikyta, nes jeigu mes turime 3 darbuotojus, iš kurių reikia 2 atleisti, mums reikia pasitvirtinti atrankos kriterijus ir kas galėtų paneigti, kad darbuotojo požiūris, kuris yra geranoriškas, laikosi įmonės vertybių, nėra kriterijus, dėl ko jisai turėtų būti paliktas dirbti, o kiti, kurie ignoravo, negerbė, nebendradarbiavimo, turėtų būti atleisti. Ir kita žinutė per teisėtus lūkesčius. Tai ką teismai irgi siunčia, kad žiūrėkit, kad teisėti lūkesčiai yra tokie, kad aš turiu komunikuoti savo kolektyvui, kas bus, jeigu bus. Kas bus, jeigu tu netinkamai padarysi darbą? Kas bus, jeigu tu nelaiku padarysi darbą? Kas bus, jeigu tu nesilaikysi į įmonės vertybių? Ne. Kaip mes reaguosim? Kaip mes paprastai tokiais atvejais elgiamės? Ir žinoma, jeigu yra kažkoks etikos kodeksas, kažkokios politikos, vertybių aprašymas, pavyzdžiais, tai vat, kad būtų tas teisėtas lūkestis. Tas teisėtas lūkestis labai padeda po to, kad pasakyt, žiūrėkit, tai čia buvo aišku, darbuotojui, kad bus tokia reakcija į tavo tuos pažeidimus arba elgesio netitikimą. Nu ir va, ir tada, taip žiūriu, planavau čia baigti ties 30 minučių, bet dar turim laiko, tai dar truputį keletą minčių pasakysiu per atskirus atleidimo pagrindus. Tai kaip dabar atrodo visas tas vaizdas mūsų akimis, jeigu ateina klientas ir sako, aš noriu atleisti darbuotojų. Tai žiūrėkit, va čia mums užsidega šitie alternatyvūs keliai ir mes kalbamės. Šalių susitarimų visą laiką geriausia, bet žiūrėkit, o kas bus, jeigu šalių susitarimų nepaeis? Tada mes jau turim žiūrėti, kai nepaeina šalių susitarimų, koks iš šitų alternatyvų būtų labiausiai tinkamas ir kodėl jau jį reikia žinoti tada, kai aš einu
darbuotojui siūlyti, kad jis išeitų iš darbo? Kodėl man iš anksto reikia žinoti? Todėl, kad jisai gali paklausti, su jumis kalbėdamas ir darydamas garso įrašą, o kodėl tu, Tomai, siūlai man išeiti iš darbo? Ir tada aš jau turiu turėti planą, reiškia, ne. Ar aš eisiu per naikinimą pareigybės, ar aš eisiu per rezultatų gerinimo planą, ar aš eisiu per sąlygų keitimą, ar aš eisiu per darbdavio valią, ar aš eisiu per atleidimą už pažeidimus, ar aš apskritai tada gal net sakysiu, net neinam į atleidimą, nes man visur trūksta argumentų arba pinigų, sakykime, ne? Tai vat yra labai svarbu žinoti iš anksto. Nes žiūrėkit, jeigu mane pasikviečia ir sako, Tomai, mes norim su tavim nutraukti šalių sutarimų. O kodėl? O todėl, kad tu išsidirbinėjai ir per daug reiški savo nuomonę, reiškia, ne, ir nepaisai vadovybės, sakykime, ne, ten kažkokių patarimų. Aš sakysiu nieko panašaus, o po to jūs mane kitą dieną ateisit, sakysit, ai, kadangi tu esi tarpinės grandies vadovas, tai naikinam tavo pareigybę. Tai kas tada gausis? Aš prisišnekėjau, kad atleidžiu, todėl, kad, reiškia, ne, kažkur yra minkšti faktoriai ir savybės, o jūs man naikinat pareigybę. Ne. Tai visas tas dalykas yra taip. Ir mes dažniausiai, kai matom tose keblumus, kad būna prisišnekama anksčiau laiko, nes nesusitarė, o tada mes jau einam ne kalbėtis pas advokatą ir sakyti, kaip čia dabar jį atleist, o tada jau padaryta bloga pradžia. O žinom tikrai, kad dabar su tais diktofonais čia vaikšto ir, kaip sakoma, jau dabar net ne su vienu, o su dviem, nes vieną reikia palikti įeinant, ne, į kabinetą, tai turėkit tą minį. Tai šitas ir tada dar tokius akcentus pagal kiekvieną straipsnį, jeigu taip trumpai kalbant, tai būtų toks. Jeigu yra 54 straipsnis šalių susitarimų, tas vienas dalykas, kurį aš labiausiai jums patarčiau atkreipdėmėsi, tai laikas susitarimui. Jeigu 13:33 aš pasikviečiau jūs ir sakau, darykim susitarimą, tai 13:35 sudarytas susitarimas nebus geras susitarimas, nors ir pasiektas šalių susitarimų. Todėl, kad buvo per mažai laiko. Mažas laikas reiškia valios trūkumą, ne? Čia tokius akcentus dedu, ne, į kiekvieną straipsnį. Jeigu mes naikinam pareigybę pagal 57, tai ką reikia iš anksto žinoti, kur dingsta tos funkcijos? Labai paprastai žinoti, kur dingsta tos funkcijos. Jeigu pasakė, Tomai, tavo funkciją, tavo pareigybę naikinam, aš turiu iš anksto žinoti, pas ką nukeliauja tos funkcijos, ar jų iš vis nebelieka. Ir jeigu jos pas kažką nukeliauja, tai tada klausimas, ar ten jau atsiranda nauja pareigybė, ar ne nauja pareigybė, ne? Labai svarbus dalykas. O jeigu mes kalbam apie rezultatų gerimo planą, tai pagrindinis dalykas, kalbant apie rezultatų gerimo planą, tai yra grįžtamasis ryšys visose plano etapuose. O visi etapai tai yra toks. Pirminis etapas, plano sudarimo etape, reiktų atsiklausti darbuotojo, ką jisai mano dėl to plano, nebūtinai susitarti, bet atsiklausti, nes čia gali būti ginčas. Tada plano vykdymo, reiškia, etapuose reikia grįžtamo ryšio, kaip sekasi vykdyti. Tada, kai planas užsibaigia, mums reikia konstatuoti, ar rezultatas pasiektas, ar rezultatas nepasiektas. Tada 59. Geriausias variantas sakyti, kad netinkamas pareigų vykdymas buvo, ne. Tai jeigu aš dėl savo savybių, reiškia, ne, esu konfliktiška asmenybė, reiškia, ne, tai irgi yra netinkamas pareigų vykdymas, nes aš netinkamai komunikuoju. Tai aš visą laiką pridėčiau dar, kaip tas minkštasias savybės ar charakteristikas asmens paversti į netinkamą pareigų vykdymą, net jeigu mes kalbam apie, reiškia, ne, 59 atleidimą darbdavio valia. Jeigu mes kalbam apie 58, reiškia, atleidimas už pažeidimus, tai kur čia dažniausiai būna ta vieta, kurią galima užspausti darbdavi, tai konkretumo trūkumas. O ką reiškia konkretumo trūkumas? Kokią dieną, kelintą valandą, kokiais veiksmais, kokią veiką padariau, kuri buvo neteisėta ir sukėlė darbdaviui neigiamus padarinius. O čia yra esmė. Mes prirašom ten pažeista drausmė, tas anas, bet kur konkretumas. Tai labai stipriai yra užspaudžiama ant konkretumo, ir žinoma, ant terminų. Ir bendrai, kaip aš sakau, nereikia visame darbo ginče, nuo pat tos minutės, kai aš keliu
atleidimo iš darbo klausimą, prarasti to bendrojo sąžiningumo. Bendrojo sąžiningumo. Tai va čia ta byla, kuri šiek tiek, reiškia, save tokia įdomesnė buvo, kai atleido darbuotoją pagal terminuotą sutartį, bet teismas pasakė, kad buvo pažeista bendradarbiavimo pareiga, nes per vėlai buvo pasakyta, kad aš nutrauksiu terminuotą sutartį. O be kita ko, dar vyko susirašinėjimai darbuotojo atostogų metu, kas reiškia, kad žmogus negalėjo normaliai pailsėti. Na ne? Tai va čia va apie tas vietas, kada mes pradedam dėrybas ten darbuotojui sergant arba jam esant atostogų metu, reikia jausti tą tokį saiką ir tą bendrąjį sąžiningumą. Tai visą laiką svarbu, reiškia, ne atrodyti ginčia ir pačiame procese garbingai, reiškia, ne ir, reiškia, ne sąžiningai. Gerai, tai dar tada pabaigai, jeigu taip žiūrėti į tendencijas ir į ką reiktų atkreipti dėmesį, tai aš čia tiesiog vėlgi pasakysiu, kur čia mes jaučiam, kad gali ateiti arba ateina tie klausimai. Tai žinoma, vienodos vertės darbas, čia va, namų darbai darbdaviam, kaip už vienodos vertės darbą vienodai sumokėti, psichologinis saugumas darbo vietoje, gebėjimas spręsti konfliktus, kai atsiranda tie konfliktai. Tada privatus gyvenimas ir duomenų apsauga, matot, viską galima daugiau čia sekti ir panašiai, bet va čia atsiranda ta vieta, kad jeigu darbdavys prastai valdo duomenų apsaugą, neturi taisyklių, iš to atsiranda po to kiti pažeidimai. Nu, pavyzdžiui, jeigu jūs man sakot, pasiaiškink dėl tokio pažeidimo, aš klausiu, iš kur tu iš vis gavai šitą informaciją apie mane ir apskritai, ką tu turi apie mane kaip apie darbuotoją. Dirbtinis intelektas, atskira tema, tada bendrai svarbi vieta to tokio kritinio mąstymo ugdymas, nes kiek dabar yra darbuotojų, kurie apgauti yra internetinių sukčių, pridaro žalos ir įmonė, ir savo, ir po to labai sunkios bylos emociškai būna, nes jį apgavo trečiasis asmuo, bet jis nesilaikė darbdavio instrukcijų. Tai informuoja apie tas išorinės grėsmės ir kažkaip atskirti tą tiesos nuo melo. Nu ir ką su naujaja ministrė mes turim, aš manau, tai su naujaja ministrė mes turim socialinės partnerystės stiprinimą. Tai gal kas žinot, gal kas nežinot, bet pavyzdžiui, ten jau pakeitimas toks yra apie suminę darbo laiko apskaitą, kur kalbam apie tai, kad norint, kad suminį įsivesti, tai arba turės būti nepertraukiamai veikianti įmonė 24 valandas per parą, arba tai bus galima, jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje. Tai kas čia gali būti, kad gali būti rimti pokyčiai, skatinant toliau tą socialinę partnerystę, tai reiškia, kad tam tikras sąlygas darbdavys galės turėti tik tokiu atveju, jeigu susitars su profsąjunga arba su darbuotojų atstovais. Nu ir žinoma, šita perturbacija, kuri vyksta čia aplinkui, su tais dviem veikėjais, reiškia, Masku ir Trumpu, ji irgi, reiškia, ne visiems gadina gyvenimą, tai reiktų atkreipti dėmesį, kad bendrai mes esam labai jautresni ir dėl to ta tokio psichologinio saugumo tema labai svarbi. Tai tai galim prieiti prie išvados, tai kaip po atleidimo išsaugoti, reiškia, ne reputaciją, tai jeigu, kaip sakyt, turėsim sklandų procesą, jeigu būsim pasidarę namų darbus, jeigu mes išlaikysim sąžiningumą, jeigu žinosim, kokioj mes teisiniai pozicijoje esam ir nepasileisim emocijom, kai mus labai kas nors užknisa, nesikeiksim, nesiūsim velniop, o išlaikysim šaltą protą, manau, tai gali padėti išlaikyti tą, sakykime, darbdavio reputaciją, o be kita ko, Monika pristatys dar papildomų, turbūt kelių, kaip mes galėtumėm tos santykius dar labiau išsaugoti ir iš tikrųjų žmogui padėti, jeigu jis atsiduria toj situacijai, kad su juo tenka skirtis. Tai tiek iš manęs, mūsų planas toks, dabar Monika pristato savo temą ir tada, jeigu bus klausimų, rašykite į chatą, mes į visus juos atsakysim, baigsim tikrai 14:25, ilgiau neužtemsim. Tai Monika, žodis jums. Ačiū, Tomai. Ir aš taip pat tuomet dalinuosi savo skaidrėmis ir pereisime toliau šią temą, kaip išlaikyti reputaciją ir kaip padėti tiek darbuotojui, tiek ir organizacijai šiame sudėtingame etape.
Tai Tomas tikrai nemažai minėjo tiek apie procesus, tiek apie procedūras, kurias reikėtų apmastyti. Ir toliau kviečiu pakalbėti būtent apie tai, kaip galite, būdami darbdaviai, atsakingai planuoti atleidimo procesą, kad tai būtų ir išsaugota organizacijos reputacija, ir išlaikytas pasitikėjimas, ir padėta pereiti darbuotojui per šį irgi labai nelengvą pokytį. Reputacija iš tiesų formuojasi net ir anksčiau negu jau Tomo minėti dalykai, kai einame į ginčą ar turime kažkokių tai nepasitenkinimų tarp darbdavio ir darbuotojo, bet tai formuojasi ir jau kasdienėje praktikoje, kai kviečiame darbuotoją pasikalbėti apie pokytį. Ir kaip darbdavys pranešė informaciją, koks planas buvo parengtas, kaip Tomas ir minėjo, kokios priežastis darbuotojui bus įvardintos, labai daug lems, ką darbuotojas išeidamas pasakys. Ar jis pasakys, kad su manimi buvo pasielgta pagarbiai. Tad karjeros pokyčio konsultacijos, apie kurias ir pakviesiu pakalbėti plačiau, iš tikrųjų padeda išlaikyti tą žmogišką santykį, draugiškai išsiskirti, sumažinti įtampą, na ir išvengti to nepasitenkinimo, kuris iš tikrųjų gali virsti tiek reputaciniu incidentu, tiek ir teisminiais ginčiais. Tad per artimiausias minutės pasidalinsiu įžvalgomis apie tai, kodėl atleidimas ne tik tai labai jautrus, bet ir svarbus momentas. Ir apžvelgsim, ką iš šio proceso gali laimėti darbdavys ir kuom tai yra naudinga darbuotojui, bei kaip atrodo mūsų karjeros konsultacijų metodika, kokius įrankius naudojame, kad padėtume išsiskirti oriai ir konstruktyviai. Na, atleidimas tikrai nėra tik administracinis veiksmas, kaip Tomas ir minėjo, aš tam tikrai paantrinu. Ir tai yra ir žmogaus gyvenimo pokytis, kurį planuojame atleisti, bei reputacinis testas organizacijai. Tai kaip mes pasielgsime šiuo momentu, formuluoja mūsų įvaizdį tiek iš vidaus, tiek ir iš išorės, tarp partnerių, tarp klientų. Ir vienoje įmonėje, su kuria šiuo metu dirbame, praeitą savaitę vadovas pasakė tokią mintį, kad mes žinome, kad vis tiek žmonės apie tai kalbės, ypatingai kai yra paliečiamas didesnis kiekis darbuotojų, kai vyksta įmonėse reorganizacija, bet klausimas yra, ką jie pasakys. Tai būtent šiuo metu, kai žmogus išeina, galima parodyti tikrą pagarbą. Ir karjeros konsultacijos tai nėra tik paslauga, bet tai taip pat kalba ir apie organizacijos atsakomybę, ir apie orų požiūrį į žmogų. Kartais taip pat tenka išgirsti ir tokių klausimų, kad ar verta investuoti į konsultacijas, jei žmogus vis tiek išeina. Tad mūsų klausimas visada atsakymas išlieka toks pat, kad tai nėra tik tai investicija į išeinantį žmogų, tai yra investicija ir į įmonės kultūrą, ir į vertybės, ir į tai, kaip jūs matys likę darbuotojai bei kandidatai, norintys prisijungti prie organizacijos ir partneriai. Darbdaviai, kurie investuoja į atsakingą išsiskyrimą, pastebi labai aiškius rezultatus. Ir vienas iš pagrindinių rezultacijų tai yra išliekanti stipri reputacija. Taip pat darbuotojai likę organizacijoje mato, kad žmonės jiems rūpi ir dėl to neištinka tokia situacija, kai atleidus, pavyzdžiui, porą organizacijos daliai žmonių pastebima, kad žmonės likę organizacijoje, kurie nebuvo planuoti atleisti, taip pat pradeda ieškotis aktyviai kito darbo. Tad jeigu matoma, kad darbuotojai yra svarbus tai organizacijai, jie yra labiau linkę pasilikti ir išgyventi šitą pokyčio laikotarpį. Tenka išgirsti, ar šita programa
padeda išvengti konfliktų ir skundų, tai taip, ta programa įtraukiant žmogų į karjeros konsultacijas padeda, kadangi žmogus jaučiasi išgirstas trečiosios šalies ir taip pat jam yra suteikiama pagalba. Ir tikimybė, kad pretenzijas kels ar kalbės neigiamai toks žmogus, ženkliai sumažėja. Rekomenduojame mus įtraukti į pačią proceso planavimą, kad tai nepavirstų laisvuoju kritimu, kaip Tomas buvo minėjęs, kiek esate pasidarę namų darbų, bet kad tai būtų suplanuotas procesas ir kad improvizacijos vietai būtų kuo mažiau. Darbuotojas ir jo naudos, kurias jisai gauna iš karjeros konsultacijų. Tai žmonės dažnai po atleidimo būna pasimetę, išgyvena įvairias emocijas, tarp jų yra ir pyktis, ir liūdesys, šokas, nerimas ir visa kita paletė. Ir tenka susidurti ir su tokiais žmonėmis, kurie yra, tarkim, dirbę organizacijoje ir 15 metų ir daugiau. Dažnas jų sako, kad net nežino, kaip po 15 metų įmonėje rašyti gyvenimo aprašymą. Tad mes padedame žmogui ne tik tai parašyti gyvenimo aprašymą ar pasiruošti sudalyvauti darbo pokalbiuose, bet taip pat mes jam padedame išgryninti kryptį, apkalbėdami tiek jo interesus, kas jam gerai sekasi, kaip jis mato savo ateitį, kur planuotų kreipti savo karjerą, atsižvelgiant į rinkos aktualijas. Taip pat svarbu yra paminėti tai, kad teikiame ne tik tai panašaus darbo paieškos pagalbą, bet LHH turi išgryninęs 6 sritis, kuriuose mes veikiame. Tai jau minėtoji panašaus darbo paieška, karjeros pokytis, kur tenka sutikti labai įdomių istorijų. Pavyzdžiui, žmogus dirbęs HR nusprendė tapti šokių mokytoja, ar žmogus dirbęs buhalterijoje nusprendžia prisijungti prie orkestro. Tai kartais tai būna labai puikus laikas įgyvendinti savo gyvenimo svajonę. Bet manau, svarbiausias dalykas yra tai, kad žmogus būna ne vienas ir jisai turi profesionalią pagalbą pereiti per tos pokyčius ir suprasti, kad tai nėra pabaiga, o tai yra naujas etapas. LHH gyvuoja daugiau nei 50 metų šioje srityje ir veikia daugiau nei 60 šalių. Tad yra galimybė ir padėti žmogui, jeigu jisai nusprendžia persikelti į kitą šalį, ir taip tikrai yra buvę ne kartą, kai siunčiame tada kolegoms konsultuoti žmogų įsikūrus Danijoje, Amerikoje ar Ispanijoje. Tai visos pagrindinės šalis yra įtrauktos į šią veiklą ir joje veikia stiprus konsultantų tinklas. O mūsų stiprybė visgi yra vietinės žinios adaptuotos tai rinkai, kurioje žmogus nori toliau tęsti savo karjerą, ir pasaulinė metodika, kuria mes vadovaujamės. Vienas iš pagrindinių mūsų įrankių, kurį naudojame, tai yra Career Studio. Tai yra interaktyvi platforma, kuri yra vis nuolatos atnaujinama. Ji yra prieinama darbuotojui visų konsultacijų metu, taip pat darbuotojas po konsultacijų gauna alumni prisijungimą, kur vis dar gali naudotis daugeliu įrankių. Ir šioje platformoje žmogus gali tiek pasižiūrėti įvairius mokymus, dalyvauti gyvuose mokymuose, kurių yra net 60 kiekvieną savaitę. Taip pat gali naudotis LinkedIn Learning prieiga, kurioje yra daugiau nei 16 000 įvairių mokymų. Taip pat turės prieigą prie General Assembly, kur yra skirta
IT įvairių įgūdžių gerinimui. Tad platforma yra tikrai pilna įvairios aktualios informacijos ir ji yra derinama kartu su konsultanto pagalba. Tad pabaigai, neišsiplečiant plačiai, keletas rekomendacijų, kurias tikrai norėčiau pakviesti visus išsinešti iš šio mūsų susitikimo. Tai pirma, kviečiame planuoti atleidimo procesą, lygiai taip pat atsakingai, kaip dažnu atveju planuojame ir priėmimo į darbą procesą. Ir kviečiame įtraukti tiek ir teisės specialistus, tiek ir žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos. Taip pat kviečiame įtraukti ir karjeros konsultacijas. Kaip minėjau, jos sumažina ir rizikas, ir išlaiko pagarbą. Kartais vadovai klausia šiuo atveju, kada geriausia informuoti apie karjeros konsultacijas, ar prieš pokalbį su darbuotoju, per ar po pokalbio. Tad atsakymas būtų per, kad žmogus jau tuo pačiu metu išgirstų ne tik tai, kad jo santykis su įmonė keisis, bet ir apie tai, kad jam bus suteikta pagalba. Taip pat kviečiame paruošti vadovus, kaip Tomas ir teisingai minėjo, kad labai svarbu yra planas, kokia priežastimi žmogaus sutartis yra nutraukiama. Tai padėsime paruošti vadovus ne tik tai, ką sakyti, bet ir kaip tas tekstas galėtų atrodyti, bei kokių reakcijų galima tikėtis iš darbuotojų. Vadovai dažnai sako, kad tai vienas sunkiausių pokalbių mano karjeroje, bet su tinkamu pasiruošimu tikime, kad tai gali būti ir pagarbus, ir konstruktyvus pokalbis. O toliau, jeigu būtų aktualu, tikrai kviečiame pasikalbėti plačiau privačiai. Nuskanavus šį QR kodą galėsite atsidaryti mano kalendorių ir užsiregistruoti pusvalandžio pokalbių jum aktualiom temom, kas yra svarbu jūsų įmonėje, ar tiesiog plačiau pasikalbėti apie pačias karjeros konsultacijas. Taip pat kviečiu bendrauti LinkedIn ar kitais patogiais įrankiais ir taip pat LHH yra Advantus partneris Baltijos šalyse, tai teikiame ne tik tai karjeros konsultacijas, bet yra ir didesnis paslaugų spektras, toksai kaip darbuotojų samdymas ar laikinasis įdarbinimas. Tad jeigu norėsite plačiau pakalbėti apie tai, labai maloniai kviečiu bendrauti su Arūnu. Tai ačiū, Monika, man tiesiog smalsu, gal yra kažkokia statistika, kiek darbuotojai, kurie gauna tos pasiūlymus, dėl pagalbos toliau ieškant jiem darbo, kiek priima, kiek nepriima žmonės tokių pasiūlymų, tiesiog įdomu, kokia čia. Mūsų statistika yra, kad apie 80% žmonių priima šį pasiūlymą. Šiuo atveju yra labai svarbu suprasti ir tai, kad per darbuotojo informavimo pokalbį, ypatingai jeigu darbuotojas to nesitikė, ką mes girdime iš pačių žmonių, kad jie ne visą laiką išgirsta tą informaciją, kad įvyksta tiesiog šokas ir neišgirsta viso to turinio, tad kviečiam visą laiką pateikti ir raštu, tiek ir susitarimo turinį ar pagrindą, kodėl yra kviečiama nutraukti darbo sutartį, tiek ir informaciją apie pačias karjeros konsultacijas. Tai čia ganėtinai aukštas procentas, jeigu 80%. Taip. O sakykit, jūs vadovam irgi paruošėt vadovus pokalbiam? Taip, kaip tik prieš porą dienų teko vesti tokį susitikimą ir ką mes darome, tai kalbame, labai svarbu yra pasiruošti, kaip Tomai ir minėjote, planą, kodėl yra darbuotojai atleidžiami, tai padedame
tiek ir sudėlioti visą tekstą iš komunikacijos ir HR pusės ir kartu apžvelgiame reakcijas ir kaip į jas reaguoti kiekvienu atveju. O dabar čia aš, žinot, jau kaip mediatorius paklausiu, kad kartais reikia, žinot, darbdavys, o ne darbuotojas, vienas kitą tokia gali kilti įtampa, o ne dalyvaujat kaip trečioji šalis, kuri padėtų susikalbėti. Taip, yra galimybė ir dalyvauti tiek ir vietoje, tiek ir iš karto pasidalinti kontaktais. Tai tikrai tenka išklausyti kartais tos visos ventiliacijos, ypatingai iš darbuotojo pusės. Gerai, tai ačiū labai jums tada, Monika, ir mes tada pasižiūrim, kokius mes klausimus turim, atsakom į tuos klausimus ir tada žiūrim. Taip, tai dabar aš nuo viršaus tada turbūt pradėsiu. Pirmas klausimas, ar darbuotojas gali įrašinėti slaptą įrašą ir jį paskui panaudoti, ar tokius įrodymus priima teismai, tai priima teismai tokius įrodymus, dažniausiai tie įrašai yra padaromi tik tai, kas liečia darbinį pokalbį, kas liečia atleidimą, tai nėra kažkoks čia nuolatinis registruotas nesiekimas, tai va tokio siekimo pavyzdys, kuris galėtų būti neleistinų įrodymų, būtų, jeigu aš kur nors įrašinėjau, nežinau, įdėjau įrašymo įrangą pas vadovo kabinete ir ten pastoviai suku, ką jisai su kuo kalba, ne, bet jeigu va toks pokalbis prasideda, laba diena, ne, pakalbam apie atleidimą ir tokį įrašą darbuotojas pateikia, tai jisai yra leistinas, gali būti kabinėjimasi dėl to, kad provokuojami klausimai, jeigu būtų tokios provokacijos, išprovokuojama kažką kalbėti, tada galėtų teismas vertinti kritiškai, sakykime, mane, bet daugeliu atveju tai patvirtina ir aš neseniai turėjau bylą atvirkštiniam variante, kada darbdavys pasidarė įrašą, ne, tai turėkit omeny, kad kartais ir darbdaviui reikia tokį įrašą turėti, nes kodėl, pavyzdžiui, aš einu į pokalbį kaip darbdavys, siūlau nutraukti šalių susitarimų, ganėtinai ramiai kalbu apie tos dalykus, nutraukimą ir tikrai taip, o po to būna, kad darbuotojas pasirašo, sutinka, viskas atrodo sklandžiai vyksta, o po to jisai sako, man darė spaudimą, man grasino ir panašus dalykai, ne. Tai čia kartais net atrodytų, kad čia darbuotojam aktualu, bet net ir darbdaviam tai gali būti aktualu tas įrašų darimas. Tai žinokit, kad kol kas čia teismų praktika patvirtina. Labai smagu, kad dėkojate, labai ačiū. Dabar turime klausimą, kuris taip skamba. Suminė darbo laiko apskaita, įmonėje veikla maitinimas, dirba 8 darbuotojai pagal suminę, darbo laiko apskaita, 4 darbo dienas dirba, 4 dienas poilsio, įmonė maža, neturi kolektyvinės profsąjungos, arba logistikos įmonė, kurie 6 vairuotojai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. Tai priėmus pakeitimus suminė apskaitoje bus labai padidinta našta įmoniai. Tai čia iš tikrųjų, jeigu taip atsitiktų, tai būtų padidinta ta našta įmoniai, bet tikėkime, kad čia gal nepraeis tie pakeitimai, gal čia galima būtų tada turėti išimtis su darbuotojais, kurie turi iki 10 darbuotojų išimti šitoj vietoj, nes yra darbo kodekso atskiras skirsnis, kuris reglamentuoja ypatumus mažų įmonių, tai gal per tai galėtų praeiti, bet tikėkime, gal čia taip nebus sugriežtinta, kad suminė bus tik tai 24 valandas veikiančiose įmonėse arba ten, kur yra kolektyvinė sutartis. Ir lygiai taip pat čia Žydrūnė, jūs klausėte, kad būtų įdomu išgirsti nuomonę apie galimus pokyčius dėl suminės apskaitos. Tai teigiamai ir neigiamai. Tai žinot, aš kaip pasakysiu, kad čia tokie du man praktiniai dalykai. Tai pavyzdžiui, jeigu tai yra parduotuvė, kuri dirba ne šeštadienį arba sekmadienį nuo 10 valandos iki 22 valandos, tai dabar čia išeitų, kad suminė negali būti taikoma. Tai ką reiškia, kad tą dieną turi dirbti ne vienas darbuotojas, galbūt ne 2, o 4 darbuotojai. Ir tada žinau net ir iš darbuotojų pusės, kurie sako, kad mes irgi kartais norim tokio režimo, kad aš atidirbu, po to turiu
laisvą laiko tarpą, važiuoju žvejoti ar dar kažką daryti, ne. Tai čia, taip sakyčiau, nėra vienareikšmiškas toks atsakymas, kad čia būtų tik tai labai didelė apsauga patiem ir darbuotojam, ne. Tai vis tiek tai būtų verslui tam tikras suvaržymas. Tai žiūrinti, kurie čia pusę mes pasuksime toj vietoj, ne. Tai aš ar taip teigiamai ar neigiamai, tai net kartais iš darbuotojo pozicijos pasižiūrėjus, tai būtų prieš jį atsisukantis pakeitimas. Tai todėl reikia turbūt įvertinti labai tą specifiką. Dabar dar čia vienas klausimas, taip, kokie darbuotojų atrankos kriterijai be gerų darbo rezultatų ir darbuotojo socialinio pažeidžiamų galėtų būti nustatomi darbo kodekso 57 straipsnė darbuotojų atleidimo atveju su vertinimu soft kriterijai atitikimas būtų tinkami. Nu tai mes kaip sakom, kad tie 57 straipsnėje išvardinti kriterijai kaip ten buvimas darbuotojų atstovų, darbo stažas, vaikų turėjimas, jie taikomi tik tada, kai kvalifikacija iš principo yra lygi, tai reiškia, mums reikia įrodinėti, kad kvalifikacija buvo aukštesnė tam, kad palikti darbuotoją. Ir tada labai geras klausimas, ar minkštosios savybės gali apspręsti darbuotojo kvalifikaciją. Nu, bet aš pavyzdžiui pasakysiu, nu, tarkim, darbuotojas dirba vadovaujančiose pareigose. Nu, keli vadovai galbūt konkuruotų. Ar tai nėra svarbu jo gebėjimai bendrauti su komanda? Arba tas pats darbuotojas dirbantis kasoje, kaip pavyzdį paimkime, kuris aptarnauja klientus, kuris mandagiai, reiškia, bendrauja šiltai ir pas jį nori eiti, reiškia, pirkėjai. Ar čia nėra kompetencija sprendžias dalykas? Aš atsimenu vieną tokią bylą turėjom, kada vienoj finansų įstaigoje buvo toks vertybinių popierių analitikas atleidžiamas, naikinant jo pareigybę, ir darbdaviui yra pareiga siūlyti laisvas darbo vietas. Ir tuo metu buvo laisvos darbo vietos pozicijoje to konsultanto, kur paskambina, tarkim, potencialus pirkėjas į banką ir teiraujasi dėl kokių nors paslaugų, reiškia, ne. Ir aišku, darbuotojas, kuris turėjo ekspertinę kompetenciją, jisai bandė pagauti vis tiek darbdavį kažkuria prasme, kad jam nebuvo pasiūlytos tos paprastesnės pareigos. Tai tenais bent jau tuo metu teismui praėjo tas argumentas, kad kadangi jisai turėjo problemų su komunikacija, kai buvęs vadovas ir ekspertas, tai teismas užskaitė tą argumentą, kodėl jisai negalėjo pretenduoti į komunikacijos specialisto pareigas, nes jis netitiko minkštųjų vertybių. Tai žinoma, visur bylos vertinimo dalykas, bet man taip atrodo, kad šitos vertybės arba laikymasis elgsena yra svarbi. Lygiai taip pat tokį pat klausimą sprendėm ir sudarydami rezultatų gerinimo planą. Tai reiškia, ne, nu, tarkim, irgi, paimkim vadovą, nu, nesilipdo dalykai su komanda, reiškia, ne. Nu, tai ką jam, reiškia, įdėti į rezultatų gerinimo planą? Tai ėjom tokiu keliu, kad apsiklausėm darbuotojus, nusistatėm įvertį jo minkštųjų savybių ir pasibaigus rezultato gerinimo planui per naują vertinom. Tai tokia irgi kūrybiškas kampas rezultato gerinimo plane, bet aišku, po to mes ten, kaip pasakyti, susitarėm, teismas nevertino, kiek čia būtų paėjusi šita mūsų strategija, kiek nebūtų paėjusi, bet jeigu taip žmoniškai kalbant, apie ką kalba HR-as, kad labaigi svarbu, ne vertybės, labai svarbu susikalbėjimas, labai svarbu minkšti skilsai, tai ką mes gyvenam kažkur kitoje, ne planetoje, kad mes čia, kai jau nusileidžiam į teismą, tai jau viskas, softas dingsta, reiškia, ne taip. Vienas iš mano mėgstamų šiaip pavyzdžių yra soft is hard, kad viską turi statai gyvenimą ant soft skillsų, reiškia, o ne. Tai aš taip gal savo leisčiau daugiau pasakyti, kad jeigu mes mokėtume labiau tai aprašyti, pamatuoti, vėlgi teisėtus lūkesčius iškomunikuoti, ką aš kalbėjau per savo pranešimą, tai tada mes turbūt labiau galėtume ir parodyti, kodėl tie kriterijai patenka kaip softas, atrenkant darbuotojus, kurie yra aukštesnės kompetencijos. Ir čia dar vienas klausimas, Monika, kol kas jums klausimų liktai nėra, bet gal bus dar.
Tai atsakinėju toliau tada. Už vienodą darbą turi būti mokamas vienodas atlygis, kaip tai apibrėžima, ar pakanka, kad darbuotojų pareigybės vadinasi vienodai ir turi panašias atsakomybės, o kaip elgtis, jei vienas darbuotojas toje pačioje rolėje dirba su maksimaliu atsidavimu, o kitas iš dalies. Tai mato, tas vienodas atlygis neturėtų būti suprantamas kaip euras į eurą, mano nuomonė, jisai turėtų būti suprantamas, kad tai yra rėžiai, nes ir pats DK kalba apie rėžius, ne, tai vis tiek tam tikras nuokrypis, reiškia, ne, per rėžius yra galimas ir čia palikim tos erdvės individualumui ir tokiom savybėm, nes dviejų darbuotojų niekada nebus grubiai vienodų, ne, tai va, bet kas yra svarbu, kad, kaip pasakyti, kad tie nuokrypiai nebūtų per dideli ir neadekvatus ir lyginant skirtingus pareigybių galbūt lygius, irgi būtų išlaikyta kažkokia tai proporcija ir adekvatumas, ne. Tai vėlgi, kaip reiškia, ne, tas pareigybių lygius nustatyti, ne, nu tai kaip sakau, galiu nustatyti taip mėgėjiškai, pasižiūriu, aha, nu tai kiek, dažniausiai bus 5 lygiai, aukščiausio lygio vadovai, tada viduriniosios grandies vadovai, tada kokie nors specialistai, tada tenais administracijos, sakykime, ne darbuotojai ir tada kokie nekvalifikuoti. Va jums 5 gradacijas, iš akies sumečiau žirklės ir turiu apmokėjimo sistemą, bet jeigu jūs nueitumėt pas specialistą, va nežinau, Monika, ar jūs tokias paslaugas teikiat ar ne, nu tai tada mes ten vertinume, ne, kokie keliami reikalavimai, ne, kiekvienam reikalavimui koks svoris, ne, balais, tada susistatytume, kad reikia 7 kriterijų, kiek tada reiškia, ne, pagal tą kriterijų ten koks nors svoris, tada sudaugintume ir išsivestume kažkaip taip, bent jau kiek aš dalyvau mokymų kažkaip taip. Ir tai nėra labai paprasta iš tikrųjų, ne. Tai bet su ta skaidrumo direktyva, tas klausimas vis tiek anksčiau ir vėliau ateis, ne. Ir kol kas dar pas mus nekyla tų ginčių labai daug dėl šito atlygio, bet matyt, kad čia tos klausimus reikės darbdaviam, reiškia, ne, atsakyti. O dėl to atsidavimo, tai čia kaip, va, tos minkštosios savybės vėlgi, reiškia, ne, tai jeigu proto ribose aš, ne, kaip čia pasakyti, tas žirklės turiu, tai galėtų būti irgi, man atrodo, kaip diferenciacinis kriterijus, reiškia, kad per minkštasias savybės kažkoks nuokrypis gali būti tose, reiškia, algose, bet jisai vis tiek turėtų būti kažkoks adekvatus. Ten vėlgi HR, ne, kiek žinau, ekspertai ten sako, tie nuokrypiai ten neturėtų būti, gal aukštesnėm pozicijom didesni, vadovom galbūt gali būti, bet jeigu ten paprastesnės, ne, pareigybės, tai ten neturėtų labai stipriai sviruoti, ne, tie procentai. Gal tada jūs, Monika, galėsit pakomentuoti šitą dalyką, jeigu turit ką pridėti. Manau, kad labai teisingai Tomai atliepėte, kad, na, iš tiesų yra rekomenduojama, kad kuo žemesnės, paprastesnės pareigybės, kad tas pokytis būtų mažesnis. Na, o tikriausiai vadovų lygmenyje jau diferenciacijos būna ir didesnės, priklausomai tiek ir galbūt kiek laiko vadovas yra dirbęs organizacijoje ar nuo kitų na, sutartų dalykų, bet vienaip ar kitaip, na, tai neturėtų būti labai dideli procentiškai skirtinga išraiška. Jo, ir tada čia klausimas dar, jeigu darbuotojas dirba gaisrininkų, gelbėtojų, dirbama suminė laiko apskaita, darbuotojui 70 metų, abejojama, ar jam kokio nors incidentų atveju galės atlikti savo pareigas, darbuotojas sveikatos pažymas lengvai susiveikia, nesam tikri dėl tikrosios sveikatos būklės, susitarti dėl atleidimo nesutinka, sako, mokėti 6 mėnesių išeitinį, išeis į įmonę, tiek mokėti negali, ką siūlytume daryti. Tai turbūt čia jūs pasakot kokį dalyką, kad jūs abejojat, ar galės atlikti savo pareigas, tai čia turbūt atsakymas ir yra, kad jeigu yra kažkokios situacijos, kada jūs duodat jam kokią nors užduotį ir matot, kad jisai ar tai per lėtai atlieka, ar tai blogai jaučiasi, yra kažkokie išoriniai požymiai, tada jūs turėtumėt jį šalinti nuo darbo, stabdyti, siūsti pas gydytoją tikrintis. Ir tada, reiškia, taip, bet be medikų pažymos čia iš tikrųjų ne. Tai jeigu, kaip sakyta, ne, šitie dalykai
nepaeina, nu tai kaip, susitarti, bet susitarti irgi nepaeina, ne? Tai darbdavio valia čia irgi dar būtų klausimas, ar nėra diskriminacinė priežastis mane dėl amžiaus, sakyčiau, nes jeigu mano sveikata leidžia, tai dėl ko jūs mane atleidžia? Tai dėl amžiaus, iš principo, neišeitų. Tai nebūtų irgi toks labai paprastas šiuo atveju, reiškia, neatleidimas. Tai aš sakyčiau, reikia tokį asmenį monitorinti, žiūrėti, kaip jis atlieka ir jeigu neina susitarti, tai tik tai toks būdas ir belieka. Tai va, tai nežinau, nu aš nenoriu jums ten patart kabinėtis ten, ne, dėl drausmės kažkokių dalykų. Tai žinot, tai va, kaip sakyt, kartais, ne, ta atmosfera priverčia žmogų susimastyti, kiek jisai ryškės, ne taip. O gal reikia, va, tarpininko, ne, pagalbos, ne, kad išaiškint, nu žiūrėk, kaip čia tau yra. Tai va, bet teisinė pusė supratot, koks mano patarimas, labai sekti, žiūrėti, daro, nedaro, jeigu kažkas nepavyksta, siūsti pas gydytoją ir taip tą klausimą, reiškia, spręsti. Jei nori atleisti per bandomąjį terminą, kaip čia yra su rezultatų gerinimo planu? Jei, tarkim, darbdavys nusprendžia po 2,5 mėnesio leisti darbuotoją, bet jau nebėra laiko planai sudaryti, o jei sudarai, tai jau praėjęs bandomas. Oi, ne, tai čia žinokit, jau patarimas toks, jeigu jau, čia man taip patirtis sako, jeigu jau jūs po bandomojo turite abejonę, tai jau jūs gal greičiau ir atsisveikinkit, reiškia, ne. Nes čia po to bus reikalų, nu aišku, galima teoriškai, ne, dar būnant bandomajam, bet po 2,5 mėnesio jam sakyt, nustatom tam rezultatų gerinimo planą, bet nepatarčiau daryti, nes, kaip ir sakau, su to rezultatų gerinimo planu irgi ten reikia padaryti gerai namų darbus, kaip sakiau, teikti grįžtamą ryšį, numatyti KPIs, kuriais matuojame darbuotojo darbą. Nu, dar vienas toks triukas būna, kad, tarkim, daryti praėjus 2,5 mėnesio darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu ir užmesti dar kokias 2 savaitės iki mėnesio po bandomojo termino, nu ir o jei, bet tačiau vis dėlto tinka tas darbuotojas, pasiūlyti jam toliau likti darbe, ne, bet čia toksai truputį kūrybiškas, reiškia, ne, sprendimas. Po įstaigos pertvarkymo vadovas netinka jam keliamų reikalavimų, tai yra neturi reikiamo išsilavinimo, kaip tokį darbuotoją atleisti. Tai visi šitie atvejai dažniausiai eidavo pagal tą 57 straipsnį, ne, kadangi tu netitinki to reikalavimo tai pozicijai, todėl tu esi atleidžiamas dėl tų, reiškia, nepriežasčių. Tai paprastai nesant darbuotojo kaltės šiuo atveju būtų, atsirado matyti nauja pozicija, kaip suprantu, arba ta pati pozicija su naujais reikalavimais ir čia jis netitinka keliamų sąlygų. Taip, bet čia, žinot, su to išsilavinimu aš dar čia, žinot, nu, reikia matyti bendrą kontekstą, bet ten yra teismų praktika, kad irgi, žinot, išsilavinimas nepasako, ar tu esi geras darbuotojas, ne, tai nežinau, kiek čia tinka šitam kontekste, kiek netinka, bet iš darbo teisės pusės, jeigu nėra teisės aktais nustatytas, ne, teisės aktais nustatytas privalomas išsilavinimas, tai dar ten, žinokit, gali būti terpė ginčui, nes tie išsilavinimai nebūtinai apsprendžia darbuotojo kompetenciją. Taip, bet darbdavys neturi prievolės rezultato plano sudarimui, juk negražias akis juk nepaleisi, bet ar darbdavys neturi prievolės, tai jūs, jeigu kalbat apie tą išbandymą, tai jūs sprendžiat, kaip man atleidinėti, bet žinokit, kartelė taip pagal teisminę praktiką užkelta. Per išbandymą, jeigu tu atleidi, daugmaž visi atlaidžiai žiūri ir supranta, juk tam tas išbandymas ir duotas, bet tai jeigu tu pasilieki tą darbuotoją, va tada ir prasideda. Ir tada sako, dažnai bylose taip, o tai ką tu darai per išbandymo laikotarpį? Ne, tai va, įsivertinkit, kad jeigu, reiškia, per išbandymą dar pratęsia tą, aišku, čia būtų toks kaip ir loginis tęstinumas, man neaišku iki galo, tai aš nustatinėjau, bet man taip sakyčiau, čia mes galim pasikomplikuoti savo situaciją, bet vėlgi reikia žiūrėti konkrečią situaciją, nesakau, nenori daug darbdavių lysti tą rezultatų gerinimo planą, nes ten po to prasideda vykdymas, tada darbuotojas, kai baigėsi rezultato gerinimo planas, sako, tai aš tai nevykdžiau plano, todėl kad tu man nesudarei sąlygų jį vykdyti, tu mane nervavai, pavyzdžiui.
Vat kaip aš galiu dirbti, jeigu tu mane ryte nervuoji atėjęs, reiškia, ne, aš patyriau kažkokį psichologinį spaudimą, todėl mano krito nedarbingumas. Aišku, aš čia biški šaržuoju, bet tokie argumentai pasitaiko. Jeigu švietimo vadovui nustatyta, tai tada taip. Arba dar ten reiktų pasižiūrėti, jeigu taip yra dar DK tasai netitikimas įstatymam keliamų reikalavimų, DK 60 straipsnis. Ne, jeigu negalima vykdyti funkcijų, tai tokiu atveju dar tą mes taikom, reiškia, ne straipsnį, jeigu neina pašalinti, reiškia, ne atitikimo imperatoriams įstatymo normoms. Tai dar čia reiktų pasižiūrėti, ar per šitą straipsnį neina konkurencija. Tai ką, ačiū, 14:17, esam laike, tai ačiū visiems dalyviam, ačiū jums, Monika, žinot, kontaktus turit, jeigu reiks pagalbos, tai turbūt tiek iš mūsų ir jo, tai geros dienos, iki visiems. Dėkui.